Vairavimo akademija tai buvo jau ne pirma mano, prieš tai buvo bandyta kelis kartus, kitos akademijos vienadieniai kursai ir kadangi rūpinėsi savo saugumu, tai visą laiką norisi tobulėti, o pats kai tobulėjai nežinai, ar tu gerai tobulėjai ar ne, tai dėl to norėsi išgirsti profesionalų nuomonės ir patarimų, ką daryti ir kaip daryti, kad būtų viskas teisingai. Dėl to ir buvo tas pasirinktas žingsnis, kad eiti į akademiją. Ne, konkrečių tikslų nebuvo, nes, ta prasme, kiekvienas mes skaitam turbūt, kad, aš taip labai geras vairuotojas, bet reikia pasitikrinti tikrai geras. Tai akademijai buvo labai gerai tą pamatyti, kad, ta prasme, kad tai, ką aš galvojau, kad aš buvau neteisus, kad, ta prasme, aš geras, bet ne į tą pusę. Akademijai buvo labai pravartu, kad buvo praktika, daug važiavimo, daug praktikos, nes buvo žiūrėta ten ir video medžiaga iš jos tobulinta, bandyta tobulintis per ją. Bet tai yra visai kitas dalykas, ta prasme, o akademijai, kai yra vairavimas, atsiranda motorika, išdirbi tam tikrus dalykus, kurie tampa, savaime, jau tu apie tai negalvoji. Nes kai tu prisižiūri kažkokį ten video ir paskui bandai praktikoje tai įgyvendinti pats savarankiškai, tai tu tada ten, nėra motorikos, ta prasme, tu ten važiuoji, čia atrodo dabar reikia paspausti tą padaryti, reikia padaryti tą. O akademijai tas dalykas kažkaip savaime gaunasi. O tai buvo ne pirma akademija, jau tai daugmaž įsivaizdavau, kaip tai turėtų vykti viskas. Saugumo, visų kitų dalykų, ta prasme, tai vėlgi, tai tu žinai, kur tu važiuoji, tai tu turi pasirūpinti savo saugumu pats, nusiteikti, kad tu gali pargriūt, paslyst. Tos galimybės irgi neatmečiau, tam ir eini į akademiją, kad po akademijos tu nepaslystum mieste. Tai šitoje vietoje kažkokių baimės jausmų nebuvo jokių, ta prasme, nes, kažkaip tai važiavau, vedinas, norėjau, įdomu buvo, tik atvirkščiai buvo didelis noras. Ir per pirmą užsiėmimą pamačiau, kaip viskas vyksta ir toliau jokių baimių nebuvo. Išskyrus Kačerginę, kurios bijojau, kad bus greičiai, bus kiti visi reikalai, tai bet irgi viskas, ta prasme, profesionaliai sudėliota, padaryta ir mielai važiavau ir antrą kartą į Kačerginę. Ko sakiau, kad vieną kartą nuvažiuosiu, daugiau nebevažiuosiu, bet labai sėkmingai. Važiavau ir antrą kartą, nes tikrai visai kiti reikalai ir ten kiti greičiai, viskas, ta prasme, drąsa, pasitikėjimas. Nuo pradžios užsiėmimo iki pabaigos viskas yra sudėliota, sutvarkyta taip, kad, ta prasme, negali išskirti, nes yra praktika, yra instruktorius, kuris ateina, to pasako pastabas, ką tu darai negerai, ką tu reikia pakeisti, kad tu darytum gerai. Oro sąlygos netrukdė, nors buvo ir porą dienų su lietum, po lietaus važiavom ir, ta prasme, negaliu išskirti momento, kas, ta prasme, kas labiau užsifiksavo, kas labiau patiko. Tik galiu pasakyti, kad nėra momento, kas nepatiko. Aš pokyčių nepastebėjau, bet kolegos, kurie važiavo su manim Alpėse, jie pasakė, kad viskas, kad gerai važiuoji. Tai reiškiasi, kad ta pažanga atėjo iš kursų. Galbūt baimės jausmas prapuolė, tai čia aišku nėra gal gerai, nes vairuojant reikia visą laiką turėti baimės jausmą, kad nebūtum per drąsus. Sakau, motorika atsirado, daug kurios dalykus, ta prasme, darai ir jau nebegalvoji. Savaime jie įvyksta ir, sakau, atsirado motorika prie veiksmų. Kas yra labai svarbu važiuojant su motociklu, kad tu nebegalvoji, tai vyksta automatiškai. Šauniai vertinu instruktorių darbą, nes ne vienas, keli, suskirsta nedidelėm grupės specializuotos pagal motociklus, pagal kubatūras, pagal tipą motociklo, kad daugiau dėmesio tau skiria ir daugiau mato, daugiau pastebi. Aiškiai klausimai, kokie buvo užduoti, ar iš manęs, ar iš kolegų. Ir viską, manau, gavome atsakymus, bent jau aš tikrai gavau atsakymus. Ir kas važiavo irgi, manau, irgi tikrai, kam kokie klausimų kilo, gavo atsakymus ir buvo, tik tai teigiamai. Tikrai taip rekomenduočiau ir pats
dar kartą noriu nuvykti į ją ir praeiti tą kursą, nes tai, ta prasme, šitoje vietoje tobulėjimų ribų nėra. Kiekvieną kartą kažką sužinai naujo. Ir tikrai vienareikšmiškai tikrai rekomenduoju ir rekomenduosiu šitą akademiją, nes tikrai tai yra to verto. Šiandien dienai Lietuvoje vienintelė, man atrodo, akademija, kuri daro kursą ilgą tokį. Kiek teko užsiėmimų būti, tai yra vienadieniai, maks 2 kartai. Tai nieko, tai apie nieką. Taip, jie kažkas naudos duoda, bet tai, prasme, tikrai tokie užsiėmimai vienkartiniai yra apie nieką. Taip, nes aš pats ieškojau, žiūrėjausi užsienį, kas tą dalyką propaguoja, daro, tai ten irgi yra minimum 5-6 dienų kursai panašaus tipo, o pas mus Lietuvoje nėra analogo. Bent jau aš tikrai negirdėjau, nesusidūręs. Tai šiandien dienai, man atrodo, analogų nėra. Išvažiuodamas iš garažo, aš žinau kaip pirmą kartą užlipęs ant motociklą. Ir tas pirmas 10-15 minučių buvo pilnas streso ir baimės. Praeitų metų sezonas jau to nebebuvo, nes jau galų gale išsirinkau, pataikiau su motociklais, kurie nebekėlė man streso ir jau komfortabiliai jaučiausi. O po kursų aš dar labiau su tais motociklais susidraugavau ir visiškai jokio diskomforto. Tie, kas svarsto prisijungti, tai nesvarstykit, o junkitės, nes tai tikrai jūsų pačių labai. Drąsiau, saugiau važiuosit ir tai tikrai tik tai jūsų naudai, nes motociklas klaidų neatleidžia. O ten padeda išvengti, suprast, kaip elgtis, kad tų klaidų nedaryti. Galimybės gal ir yra ir tikrai norėsiu dalyvauti, dėl to laukiu nekantriai naujo sezono programos.